Ketvirtadienį universaliame sporto aikštyne šurmuliavo daugiau nei 100 varžybų sportuosiu sveikai gyvensiu dalyvių. Sportinius gebėjimus susirinkusiems demonstravo 6 Lopšelių darželių, Žibutė, Bitutė, Saulės pagrindinės bei Atgimimo vidurinės mokyklų komandos. Renginio organizatorė Lopšelio darželio Žibutė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Žarnauskienė sakė, kad mažieji varžyboms ruošiasi labai atsakingai. Pašnekovės žodžiais, ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai itin laukia šio renginio. Renginį pritraukti tai labai buvo lengva. Jie, kaip tik tai mes sugalvojom, tai jie iš karto labai džiaugiasi šituo renginiu ir laukė tos dienos. Šiandien net tėveliai pasakojo, kad kai kurie vaikai nuo 6 ryto atsikėlė, nemiegojo ir visi krūpinosi, ar viską susiruošė, ar viską pasėjėmė, ar batukai nupirkti. Kodėl ėmėtės organizuoti šį renginį? Todėl, kad mūsų kurortas Druskininkų miestas, norime gyventi sveikai, laimingai, tai norime, kad ir vaikai nuo mažens sportuotų, mylėtų sportą, rūpintųsi savo sveikata. Be to mes turime labai puikų aikštyną sporto, turime aplamai Druskininkuose daug kreipiamą sporto dėmesio, turime gražius dviračių takus, viską. Todėl ir norime už tai organizuoti šitą renginį. Gausiai susirinkę mažieji varžybų dalyviai tvirtino, kad į renginį jie atėjo nugalėti. Tai kodėl dalyvauji šitame renginį? Kad laimėčiau. O kaip tu manai, kodėl taip svarbu yra sportuoti? Kad augtum didelis ir nesirgtum. Ar tau patinka sportuoti? Patinka. Kodėl? Todėl, visada lakstau, žaidžiu ir viskas. O sportuoti būtina tik tai mažiems ar ir suaugusiems? Ir suaugusiems. Tądien mažieji varžybų dalyviai drauge mankštinosi, traukė virvę ir varžėsi įvairiose estafetėse. Jaunųjų sportininkų atliktas užduotis ir ištvermę vertino komisija, kuri susumavusi rezultatus paskelbė, kad varžybose sportuosiu sveikai gyvensiu nugalėjo draugystė. Taigi visos sportinio renginio komandos buvo pripažintos prizininkėmis ir už pasiekimus apdovanotos taurėmis bei saldžiais prizais.